Aha. Dėl ko manęs nekviečia liudytojų? Dėl to, kad tu esi jiem nereikalingas. Šitas teismas yra šališkas. Jau mes jį kokį 30 kartų bandėm nušalinti, parodydami visus argumentus, išaiškindami taip toliau. Šitas teismas tai yra buldozeris, kuris būtent jisai mus stumia į tai, kad padaryti mus kaltus, išieškoti iš mūsų ieškinius, mus nuteist, mūsų surišti, uzurbuoti, kad mes negalėtume dalyvauti daugiau mitinguose, kad įdėti apribojimus, supranti. Nes jau dabar, kol vyksta procesas, turbūt uždėti apribojimai, kad negalima tenai išvykti be teismo žinios. Kitas dalykas, supranti, aklam reikia būti, matant, kokį bispridėlą daro dabartiniai šitie valdančioji visą partiją, taip toliau, kad šaukinėja karą, supranti, kad būtent, rusai ten puola ir taip toliau. Ir šitas visas dalykas, jisai vėliau ar anksčiau vis tiek įvyks, supranti. Aš nesakau, kad tai bus karas, tai bus aneksija. Paminėkit man žodį, bus aneksija, krašto aneksija. Ir šitą visą šlamštą išauks va šitie vaįsigimėliai, kur dabar va sėdim. Landsbergių klanas, tas visas ir taip toliau, visą šitą teisėsaugą supūvus, prokuratūrą, kuri, supranti, neiškėlė nei vienos baudžiamosios bylos vakcinatoriam, kurie žudė žmonės atvirų kontekstų. Henrikas daktaras sėdė iki gyvos galvos, gavęs be, kaip sakau, nėra įrodymų, kad jisai kažką žudė ir dar kas nors, supranti. O čia įrodymai akivaizdus, visi dokumentai, viskas atversti ir, karoči, nei vienos baudžiamosios bylos žudikam. Ir viskas, supranti, tu jiems nereikalingas ir dėl to tavęs ir nekviečia, nes tavo parodymai bus teisingi, tu sakysi tai, ką matėjai, dėl ko